Savanoriškai į skaitmeninę tironiją. Šiandien daugelįje kasų galite gauti vadinamosius apsipirkimo taškus. Anksčiau jie buvo vadinami lengvatiniais kuponais, kuriuos buvo galima įklijuoti į knygelę. Pateikus juos kasoje, būdavo gaunami grynieji pinigai. Iš pirmo žvilgsnio panašiai veikia ir šių dienų apsipirkimo taškai. Tačiau čia informaciją kaupia tokie prekiautojai duomenimis kaip Axion, Epsilon, Experian ir Datalogic. Už daugelį milijardų dolerių kasmet saugodami ir perparduodami duomenys visame pasaulyje. Vien Axion per metus surenka ir išanalizuoja daugiau nei 50 milijardų pervedimų. Ši laida leidžiasi į žvalgybinę kelionę, siekiant išsiaiškinti, iš kur ateina šie didžiuliai duomenų kiekiai ir kokių tikslų čia siekiama. Savanoriškas šnipinėjimas. Smart TV licencijos sutartyje nurodoma. Samsung gali rinktis balso komandas. Atkreipkite dėmesį, kad jūsų žodžiai, kuriuose yra asmeninės ar kitos konfidencialios informacijos, atsidurs to duomenų, kurie renkami ir perduodami trečiai šaliai. Tai primena Orvelo knygą. Butuose yra televizoriai, kurie gali įrašyti kiekvieną garsą. Knygoje tai vadinama minčių policija, kuri vertina visus pastebėjimus ir imasi priemonių. O šiandien visos prietaisų balso komandos yra įrašomos ir perduodamos į skirtingus serverius.